Labą dieną, mes su Andrium vis dar su jumis bandom kalbėtis, bet jaučiu vienas paskutinių tokių jau reguliariųjų mūsų iš Strasbūro pokalbių įrašų ir šiandien kaip tik diena, kada trečiadienį Europos parlamentas pagaliau patvirtino visą Europos komisijos sudėtį. Balsavimas buvo įtemptas, sakyčiau, 2 savaitės paskutinės buvo ypatingai įtemptos. Mes apie tai jau esam kalbėję buvusiuose mūsų video įrašuose, video pokalbiuose su jumis. Ir atsispindėjo tai, aišku, ir balsavime. Čia ir Lietuvos žurnalistai, ir pas mus grupiai buvo daug diskutuojama, kad dėja, bet šitas balsavimas už komisiją buvo netoks gausus, kaip kad būdavo anksčiau. Ir priežastys yra kelios. Viena, kad pats parlamentas labai fragmentuotas ir turim daug iš abiejų kraštutinių kraštų žmonių. Ir tose politinėse grupėse, kurios viešai palaikė komisijos balsavimą dėl komisijos sudėties, buvo delegacijų, valstybių atstovų, kurie nebalsavo už. Tai mes jau pasakojom, mūsų, pavyzdžiui, politiniai grupiai didžiausioje Europos liaudės partijoje ispanai nebalsavo dėl Valencijos įvykių, dėl to, kad jiem nepatiko deleguota socialistė į viceprezidentus komisijos, slovėnai vėl savo turėjo. Man labai nepatinka, kada vidiniai nacionalinių valstybių reikalai taip stipriai atsispindi ir gali gadinti visą ES bendrą darbą. Tai teisingai sakė vienas mūsų kolegas vokietis vakar. Įsivaizduokit, jeigu dabar dėl tokių visokių vidinių priežasčių, vidinių nacionalinių valstybių ten įtampų tarp politinių partijų, būtume ėmę ir pravertę šitą komisiją. Tai kas iš to? Kokia būtų situacija pasaulyje ir apskritai visų pirma Europos kontinente. Tai va, Andriaus, sveikinu, dabar jau tave kaip komisarą. Nuo gruodžio 1 Andrius palieka Europos parlamentą. Ir mes jau čia dirbsim kitoj sudėty mūsų lietuvių delegacijos Europos liaudės partijai. Bet tau geriausios sėkmės, visi to linkėjo. Bet dabar aš noriu tave dar pakalbinti, pasinaudoti tą progą, suteikti tau žodį. Ir, žinai, galvojau, mes jau labai daug kalbėjom ir apskritai labai daug interviu esi davęs apie tą savo portfelį, apie tą svarbę atsakomybę, apie gynybą, saugumą, net apie kosmosą jau tu ten daug ką papasakojai. Bet man labai rūpi va tai, nuo ko pradėjau, apie tą fragmentuotą mūsų parlamentą, kuris atspindi būseną vidinę visoje Europos Sąjungoje. Aišku, čia yra veidrodis, kokios nuotaikos yra Europos Sąjungoje visoje. Ir kitas dalykas apie tai, ką vakar ir Ursula von der Leyen kalbėjo, juk tu būsi koledžo narys. Koledžas tai yra, kada visi komisarai susirenka prie vieno stalo ir svarsto įvairius klausimus, nebūtinai iš tavo tik tais srities. Tai dabar apie tą Europos Sąjungą apskritai. Čia tiek daug kalbų, visokie gražuliai ir ne tik. Bando sakyti, Europos Sąjunga miršta, Europos Sąjunga nieko nedaro. Ir Lietuvoje tokių žinių daug. Tai kaip tu tiki vis dar Europos Sąjungos ateitim? Ačiū, Rasa. Tai iš tikrųjų, paskutinės dienos čia Europos parlamente, sekmadienį turėtumėm pradėti darbą jau Europos komisijoje, tai pradėsim pirmadienį. Jau aš kviečiamas visas konferencijas įvairiausias, tai sekmadienį Vokietijoje būsiu kaip gynybos komisaras. Iš tikrųjų, tu čia pradėjai teisingai kalbėti apie tą balsavimą, tokį fragmentuotą, kai net ir tos tokios preeuropinės partijos, ar tai būtų socialdemokratai, ar tai būtų žalieji, dėl įvairių ten vidinių priežasčių, tai tam nepatinka tas, tai anam kitas balsavo, taip sakant, labai jau įvairiai. Tai aš matau čia 2 dalykus. Tai vienas yra toksai, sakyčiau, taktinis ir žinomas reikalas, kai partijos pradeda pralaimėti ir mažėja jų sudėtis ir perspektyva nėra aiškina. Matom čia tarp tų europinių partijų, tai tie patys socialdemokratai. Dabar Vokietijoje artėja svarbus Vokietijos rinkimai, kur socialdemokratai pagal dabartinės apklausas tikrai gali pralaimėti. Socialdemokratai Ispanijoje, antroji dideliai šalyje, kur socialdemokratai turi premjerą, taip pat yra labai netoli. Beje, jis socialistų lyderis visos Europos, yra ispanų premjeras. Tai, aš žinau ir iš Lietuvos patirties, kad tuo atveju tokios partijos mažėjančios, kurių perspektyva yra jom pačiom nelabai aiški, jos pasidaro labai nervingos. Jos pradeda, taip sakant, šokinėti, kažkaip, taip sakant, praranda solidumą savo.
Aš tą matydavau Lietuvoje, tą matau ir dabar ir čia, ir Europos parlamente. Tai aš čia nieko mes turbūt negalim padaryti. IPP yra tikrai didelė partija ir auganti, ir labai ryškiai dominuojanti tarptų visų europinių partijų. Ir galbūt tai kažkam kelia ir nervus, ir pavydą, ir ką tik nori. Na, čia ką nors patarti tom partijom tikrai būtų sudėtinga, bet turim su tokiu, taip sakant, su tokia situacija turėsim gyventi 5 metus. Kad tarptų europinių partijų atsiranda tokio egzistencinio, kaip aš vadinu, egzistencinio nervingumo. Dabar antras dalykas, ką mes turim matyti irgi, žiūrėdami iš tos politinės pusės į tokią jau ilgesnio laikotarpio perspektyvą. Aš tą jau kalbėjau prieš 5 metus ir kažką rašinėjau, kad iš tiesų, turime matyti tokį platesnį transformacijų visam vakarų pasaulį kontekstą, kurį aš pavadinau postindustrinės demokratijos likimas. Paaiškink, labai jau sudėtingai. Postindustrinėje visuomenė. Na, visą laiką verta prisiminti, kad tą demokratiją, kokią mes turim dabar ir mes džiaugiamės, mes esam aiški partija, laimim, pralaimim, taip sakant, partijų konkurencija. Tai jinai Europoje susikūrė, ne taip ir senai, palyginus su visa, taip sakant, civilizacijos istorija. Tai yra maždaug 18 amžiaus, 19 amžiaus produktas, kai vystėsi tai, ką galima pavadinti industrinė revoliucija visom. Pramonė augo, atsirado masinė gamyba, atsirado, reiškia, masinė. Aš čia beveik Marksą pradėsiu cituoti. Ir klasės, išsiskyrė klasės. Išsiskyrė klasės, atsirado proletariatas, turintis vienodus interesus, kitaip sakant, žmonės gyveno tam tikrą prasme labai vienodomis sąlygomis. Vienodai dirbdavo, vienodai gyvendavo, vienodai interesai. Vienodai vargdavo, vienodai skursdavo. Tai toj pusė atsirado kairioji visa ideologija, dešiniai pusė savininkų, buržua ir taip toliau. Tame sluoksne atsirado sava ideologija. Ir tokiu būdu atsirado štai socialdemokratija, atsirado kitoj pusėje konservatoriai, krikdemai, vėliau šiek tiek atsirado liberalai. Tai tos partijos gimė kaip industrinės pramonės revoliucijos arba industrijos visos vystymosi pasekmė. Dabar, ką mes matome, tai net ir pasižiūrėkime į Europą. Tai didelė dalis industrijos masinės gamybos yra persikėlę į Kiniją. Europiečiai iš tikrųjų darosi ir bendrai vakarų visuomenėse išsivyščiusiuose. Matom labai daug to, kas yra vadinama postindustrinė visuomenė, labai daug individualumo, nebėra tokių aiškių klasių, nebėra bendrų interesų. Ir natūraliai iš to kyla didžiuliai iššūkiai tradiciniam partijom. Ir dar plus atsiranda šitie socialiniai tinklai, kur visi gyvena čia. Tai tą matom kaip natūralią raidą, kad iš tikrųjų štai atsiranda labai daug kur tokios vieno klausimo partijos, vieniem rinkimam partijos, reiškia, jos sugeba labai greit mobilizuoti žmonės. Atsiranda youtuberiai, kurie renkami iš vis be partijos. Jo, atsiranda, reiškia, jie sugeba labai greit mobilizuoti dalį rinkėjų. Tie rinkėjai už jas balsuoja, po to ta partija labai greitai ir nunyksta. Mes turėjom tavo laikais koalicijai, kai buvo. Jo, tai ir to turėjom ir čia, Europos parlamente. Visi prisiminam 19 metai. Green Deal, žalieji, taip sakant, Greta Thunberg, banga didžiulė. Viskas, jinai pasibaigė. Tai aš nenoriu čia sakyti, kažkokiu daryti labai didelių išvadų, aš tik sakau, kad tai yra natūrali raida. Ir dėl to sakyti, kad, aš nežinau, kaip demokratija, kaip toliau jinai prisitaikys, kokias formas įgis, bet sakyti, kad tai reiškia kažkieno čia mirti, kaip čia Gražulis aiškina, tai man tai keisčiausias dalykas, kad žmonės renkasi į Europos parlamentą tam, kad čia kalbėtų apie Europos mirtį. Tai kam tu imi tada tos pinigus iš tos Europos Sąjungos? Tai klaukan. Bet dar kitas dalykas, baigiant jau šitą dalį, aš vis tiek norėsiu tavęs paklausti apie Europos Sąjungos mirtį ar nemirtį truputį kitų kampų iš Ursulos von der Leyen vakar pranešimo ir iš to jūsų bendro darbo Europos komisijoje, kur tavo portfelis, aišku, bus labai priklausomas ir nuo kitų krypčių, kaip pavyks Europos Sąjungai įgyvendinti šitai komisijai įgyvendinti kitus savo strateginius tikslus, kurie vakar buvo įvardinti. Bet dėl to baigiant temą apie tai, kaip pasikeitė visuomenės, tai dar artėja dirbtinis intelektas, jo era, jinai tik prasideda dar.
Tai aš nežinau, mums gal jau nebeteks dalyvauti rinkimuose, kur niekas taip ir nežinos, ar ten tikras Kubilius kalba, ar netikras Kubilius kalba. Ir kas ten iš tikrųjų dalyvauja tuose rinkimuose. Bet šitos temos nebeteskim. Jinai bus gal dar kitą kartą kur nors pakalbėta. Dabar pabandyk man atsakyti ir visiems atsakyti į tą bendrą paveikslą Europos komisijos užduočių, kurios labai svarbios vakar Ursulos buvo išdėstytos. Na, tai čia gal vėl reikia pradėti nuo šiek tiek platesnio, paskui pabandysiu konkretintis. Tai, na vėlgi, čia kažkam, va čia noras kalbėti apie ES mirtį. Nu, tai aš pasakysiu, kad čia yra visiškai tokio, vaikiškos ir taip sakant... Populizmas. Populizmas, net ir Kremlius labai džiaugiasi girdėdamas tokias kalbas. Jiems labai reikia vakarų silpnumo ir kad čia visi tą, taip sakant, kalbėtų. Na, tai aš čia du dalykai. Tai vienas dalykas yra tas, kad ES yra toksai gyvas organizmas. Besiformuojantis. Besiformuojantis ir evoliucionuojantis. Tai jeigu paimsim 57 metų Romos sutartį dėl Europos bendrijos tada kūrimo, paskui bendrija jau buvo pavadinta ES, ir palyginsim su tuo, kas dabar yra ES, tai pamatysim labai aiškią tendenciją, kad ES ir plėtėsi fizinė prasme, ir plėtėsi politinė prasme, kad ėmėsi vis naujų, taip sakant, atsakomybių įvairiose srityse ir gilėjo savo taip, sakykime, įtakom ir sprendimais. Ir tai yra natūrali tendencija. Tai aš matau tą, aš vadinu tokia natūralios evoliucijos kelias. Ir aš nematau, kodėl tą natūralios evoliucijos kelią toliau ES vystytis ir aukti per įvairias krizes. Ne pirmą kartą gyvenam įvairių krizių, taip sakant, laikotarpių, kad mes galvotumėm, kad ES toliau kažkodėl tai pakeis savo, taip sakant, tą natūralią evoliucijos eigą ir jinai čia kažkaip pradės labai stipriai birėti. Dabar antras dalykas, tai ką aš visą laiką kartoju ir cituoju tą garsę Jean Monnet. Jean Monnet buvo vienas iš kūrėjų ES. Tai jo ta frazė, kad Europos bendrija, vėlgi sakau, tai tuo metu buvo bendrija, jis tą pasakė 57 metais taip pat, jau numatė kaip... Jau tu gimęs buvai. Aš jau buvau gimęs, 1 metų. Tai jisai sakė, kad Europos bendrija kursis krizių metu ir kas bus sukurta krizių metu, tas ir bus Europos bendrija. Patikrinta. Patikrinta, taip sakant, per tas krizes, ir čia mes galim vėlgi ir per pandemiją, kas pirmą kartą ES skolinosi pinigus, migracijos krizė buvo, kūrėsi Frontexas, visa sienų apsauga. Prieš tai buvo finansų krizė, atsirado bankų sąjunga ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar gyvenam gynybos krizės laikotarpį. Vieną krizę, kurią gyvenam ir kuriai reikia sprendimų. Ir todėl atsiranda ir komisaras gynyba ir taip toliau. Ir šitoj vietoje ir pinigų daug visi čia sako reikia rasti. Ir daug dalykų, kitaip sakant, gimsta dėl to, kad gyvenam štai tokios krizės aplinkybėm. Lygiai taip pat, ką pabrėžia Ursula von der Leyen savo programinėse kalbose, kad šalia gynybos kitas prioritetas yra konkurencingumas. Nes Europos Sąjunga realiai ekonomiškai, mes tradiciškai būdavom, šiek tiek atsilikdavom nuo Jungtinių Amerikos valstijų, pagal augimo tempus atsiliekam ir nuo Kinijos, Kinija turi savo masę ekonominę didžiulę. Ir atstumai, mūsų atstumai tarp paskutinių laikotarpių, paskutinio dešimtmečio laikotarpių, atstumas tarp mūsų ir Jungtinių Amerikos valstijų didėja. Ir tai kelia be abejo susirūpinimą. Natūralus klausimas, kaip tą skirtumą galima sumažinti, ką turi daryti. Tai va būtent, ką darys komisija? Kur čia yra galimybės? Čia gal tik tai paaiškinant daugiau, kodėl mes apie tai kalbam, nes akivaizdu, kad gynybos stiprinimas yra labai susijęs su ekonominiais dalykais ES. Juk nebus pinigų, nebus ir to stiprinimo. O tie pinigai turi ateiti per efektyvumą, per efektyvinimą ES visų veiklų. Tai pinigai turi ateiti ir iš kitos pusės, ir nacionaliniai politikai, ir Europos politikai turi suprasti, kad štai toj globalioj konkurencijoje, kurioje mes dalyvaujam, dydis yra labai svarbus. Dydis, taip sakant, su kuo tu dalyvauji. Tai mes dabar pralaimim vieningai federaliniai, Jungtinėm Amerikos valstijom,
susidedančiom iš atskirų valstybių, bet turinčiom, taip sakant, labai aišku unitarinę, taip sakant, ar federalinę pobūdį. Pralaimėm Kinijai, aplamai unitarinė. Ten apskritai yra ne tai, kad unitarinė, ten yra autoritarinė. Jo, bet kuo mes skiriamės? Tai mes skiriamės tuo, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir ta pati Kinija per savo biudžetą perskirsto ten apie 30 ar 40% bendro vidaus produkto. Europos Sąjungoje irgi atskiros šalis vienai per kitaip. Tiek pinigų persiskirsto. Skandinavai daugiau, kiti mažiau. Bet Europos Sąjungos biudžetas yra tik 1% bendro viso produkto. Tai, kitaip sakant, mūsų resursai, ką gali padaryti Europos Sąjunga kaip tokia, ne kaip nacionalinės valstybės, o kaip jungtinė, taip sakant, organizacija. Kiek mes galime pinigų įdėti ir paskatinti Europos Sąjungos ekonomiką vystytis į vieną ar į kitą kryptį, tai, ką daro Kinija. Pavyzdžiui, Kinija paskelbė, kad jie plėtos ir vystys dirbtinį intelektą. Ir jie meta didžiulius pinigus. Mes paskelbėm, kad dirbtinis intelektas yra labai svarbus. Bet jį reguliuosim, ribosim. Mes, ką daugiau, Europos Sąjungos neturim pinigų, tai mes tada užsiimam reguliavimo, bet mes tikimės, kad šalis narės vystysis. Tai va čia ir yra mūsų didysis skirtumas. Ir kai kas sako, kad tai yra privalumas, kad čia mes tokie įvairūs, kiekviena šalis gali kurti savo ekonomiką, bet aš dar kartą grįžtu prie to savo frazės. Dabar pasaulį konkurencija lemia dydis. Tiek valstybių, jų gebėjimas sutelkti didelius pinigus ir juos skirti vieną ar kitą kryptį, tiek ir tų pačių įmonių arba kompanijų dydis. Tai mes kalbam apie konkurencingumą, bet visada, ar tai būtų Dragio raportas, ar šiaip jau reiškia kokios nors apžvalgos apie konkurencingumą, pirmam puslapį visada būna įdėta grafikas, lentelė, kaip atrodo stambiausios pasaulio kompanijos. Ar tai būtų IT, ar tai būtų gynybos pramonė ir taip toliau. Ir dažniausiai mes sakom, žiūrėkit, kaip yra blogai, tarp IT stambiausių kompanijų, Europos Sąjungos tenai 50-ukė, jeigu yra viena kompanija, tai gerai. Tarp stambiausių gynybos pramonės įmonių, didžiausia Europos Sąjungos įmonė, italų Leonardo įmonė yra 13. Tai dar sėki pakartoju, kad globalioje konkurencijoje lemia dydis, lemia gebėjimą sutelkti resursus ir čia yra tai, ką Europos Sąjunga turi matyti ir suprasti kaip savo didžiulį iššūkį. Ar čia įeina, aišku, čia labai tolimas dalykas, nes plėtra susijus dydis. Su plėtra irgi susijęs labai stipriai, bet aišku, ta plėtra dabar eina į tas valstybės, kurios dar negali duoti tokio didelio pridedamojo galbūt ekonominio efekto, kaip tik atvirkščiai jom reikės daug padėti. Bet jeigu žiūrint strategiškai į ateitį, tai plėtra Europos Sąjungos, kad ir ypatingai Ukraina, tokia didžiulė valstybė, padėjus jai laimėti šitą karą, tai yra didžiulis impulsas gali būti ir didžiulė sėkmė Europos Sąjungos ateityje. Vat kaip įtikinti reikia ir verslą, ir Europos Sąjungos tų didžiųjų valstybių visuomenės, kad čia yra irgi šansas didelė dalim. Neužsidaryti mums. Tai aš visiškai tam pritariu. Tai čia iš vienos pusės yra dydis, yra vėlgi besiplečianti rinka, tai vėlgi rinka pati jau savaime yra naudinga, didėjanti rinka, didėjantis gyventojų skaičius. Tai jau tai sukuria galimybės plėtoti savo gamybą. Antras dalykas, tokia šalis, pavyzdžiui, kaip Ukraina, tai jinai turi nuo seno išplėtotą labai stiprų pramonės potencialą, jis dabar neišnaudojamas, ne tik dėl karo, bet ir dėl to, kad ir ekonomika nesivystė ilgą laiką. Lygiai taip pat, ta pati Ukraina turi didžiulius resursus nuo žemės, žemdirbystės skirtos iki natūralių iškasenų ir taip toliau. Tai čia nėra jokių abejonių, lygiai taip pat, kaip plėtra yra labai svarbus geopolitinis faktorius. Stabilizuojantis Europą, vis didesnį jos dalį. Tai plėtra aš matau kaip labai svarbų elementą, bet, mano manimu, mes ateinam prie tam tikrų tokių strateginių apsisprendimų ir vėlgi jie gali ateiti per krizes. Aš nenustepsiu, jeigu per artimiausią dešimtmetį Europos Sąjunga ištiks, tai, ką aš pavadinčiau valdymo krizę, kaip suvaldyti, ypač jeigu plėtra vyks, kaip suvaldyti
30 vietoj 27, gal 36 šalis, kur dabar kiekviena turi... 36 galbūt komisarais. Jo, komisarai veto turi, na tai turėsim, taip sakant, čia ieškoti efektyvesnių sprendimų. Kad netaptumėm abiejų tautų respublikos likimo sprendimų. Istorijai. Aš sakyčiau, kad vėlgi, man, nežinau kada ir kaip, ES labai sunku, taip sakant, numatyti, kada kokie sprendimai gims. Bet mano įsinimu tikrai ES turės ir didesnį biudžetą, ne 1%, o natūraliai tai pradės augti. Reiškia pasidalinimas finansiniais resursais, kurios suneša mokesčių mokėtojai tarp nacionalinių valstybių ir ES. Jisai vyks, nes ES, net ir tos pačios ginkluotės prasme, ES išnaudojimas, jeigu šalis narė suprastų, kad išnaudodam ES bendrą gebėjimą ir gaminti ginklus, ir juos bendrai pirkti, duoda didžiulę naudą ir nacionalinę valstybę, tai mes pamatysim, kaip natūraliai vystysis į tą pusę, kad šalis narės, suprasdamos tą naudą, sutiks dalinti savo finansiniais resursais per ES, tam, kad pasiektumėm geresnį rezultatą. Tai čia tik baigiant dar vieną dalyką, ką visą laiką bandau priminti iš istorijos. Tai mes kartais čia vėl, kalbant apie tos, kurie čia prognozuoja mirti greitą ir taip toliau. Tai mes užmirštam, tam tikrą prasme tą istorijos, tam tikrą tasą ir tai, kad istorijos laikotarpį ten 10 metų nedaug ką reiškia, tai aš visada raginu prisiminti Jungtinių Amerikos valstijų istoriją. Dabar ES, mes čia minėsim netrukus Romos sutarties 70 metų turbūt. 27 metais. Tai Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje 70-metis Jungtinių valstijų sutapo su jų pilietiniu karu tarp šiaurės ir pietų 1860 metais. Buvo didžiulė krizė, bet atlaikė Jungtinės valstijos ir toliau augo ir vystėsi. Ir išsivystė į didžiulę. Ir išsivystė. Tai mes, taip sakant, matykim ir tą istorinę perspektyvą. Andriau, tai belieka tik palinkėti tau, dalyvaujant istoriniuose procesuose. Dalyvavai istoriniuose procesuose Lietuvai atsikuriant, o dabar likimas taip lėmė, kad dalyvausi istoriniuose procesuose ir priimant svarbius sprendimus dėl viso Europos kontinento. Čia ne tik ES, nuo ES sėkmės priklauso ir viso kontinento tolimesnis likimas. Tai aš žinau, kad mūsų ir Europos liaudės partijos vadovybė, kalbėjau neseniai, deda didžiulės viltis į tave, kaip į tą žmogų su tokia didžiulė politinė patirtim visame koledže, visame šitame Europos komisijos komisarų būryje. Bet būtent pabandyti padėti Ursulai von der Leyen vairuoti šitą sudėtingą instituciją, bet labai svarbę, kaip mūsų vyriausybė visos ES, vairuoti tą kryptimę, apie kurią mes čia dabar kalbėjom, kad niekam nekiltų abejonių, kad ES yra kokia nors mirštanti ir panašiai. Tai tikrai tau didžiausios sėkmės ir ką daugiau galiu palinkėti. Ačiū. Sveikatos, ačiū. Ačiū, Rasa, ačiū. Aš tik tai vieną paskutinį, gal tokį dar pasijuokavimą. Tai čia vis pats savo kartoju, kad visko čia tam gyvenime buvo per šitos metus, čia augom, kažkur kažką darėm, pavyko, nepavyko, bet kad aš kada nors būčiau pagalvojęs, kad aš būsiu atsakingas už kosmosą Europoje, tai ta mintis niekad nebuvo atėjusi į galvą. Lygiai taip pat ir man, kad aš galėsiu kalbinti savo, kaip čia, ginklo brolį, su kuriuo šitiek metų kartu daug druskos suvalgėm ir visokių darbų esam nuveikę kartu, kad aš kalbinsiu tave kaip tikrai vieną svarbiausių, sakyčiau, vieną svarbiausių ir ryškiausių ES dabar jau politikų, kuriam patikėti tokie svarbus dalykai lietuviui. Tai ačiū tau, Andriau, dabar šitame etape. O ateityje tikimės, kad tau užteks ir sveikatos, ir išminties, ir daug kitų dalykų, kuriuos tu turi, kad ES padaryti stipresnę ir geresnę. Ačiū.